Labas draugai, sveiki sugrįžę į kanalą Skanios kelionės. Aš Audrius. Ir aš Virginija. Šiandieną sveikinamės iš gimtosios Lietuvos. Grįžęs iš Afrikos montavau visus kelionės video. Kartu su Virginija gyvenome fantastišką van life gyvenimą pietų Ispanijoje. Ten sulaukime ir vidurvasario. Dabar yra 10 val. Ryto ir pavėsyje turim 31 laipsnių šilumos. Ten su karščiais tai yra reikalų. Nuo birželio vidurio termometro stulpelis taip ir nebuvo nei karto nukritęs žemiau 26 laipsnių nei dieną, nei naktį. Tai bičiuliai, pusryčiaujam savo vanę kartu su Virginija, jį pusryčiauja priekyje. Toks nuostabus vaizdas yra už lango, čia man dabar. Oras truputėlį apsiniaukęs, bet einam aš jums parodysiu kitą dalyką. Šiuo metu lauke yra 32 laipsniai šilumos. Viduje turim 3-1, truputėlį vėsiau. Nuo birželio vidurio Ispanijai, Andalūzijai tiksliau tikrai labai užkaista. Dienomis būna nuo 35 iki 39 laipsnių šilumos, o naktimis atvėsta iki 25-27. Lepino Ispanija karštais orais, drėgmė bele kokia, tai žinokit visas šlapias va. Nuo maikutės iki kelnių net vat per odą bėga prakaitas tiesiog, ant kiek čia yra karšta vasaros metu. Nors prie karščių jau buvome pripratę, tačiau Liepos antroje pusėje nutarėme palikti pietų Ispaniją ir išvykome į gimtąją Lietuvą. Kadangi kelionė ilga, tai neišimtis teko aplankyti ir labai daug mus dominančių kelioninių objektų. Bičiuliai, tai ką šiandien važiuojam į dar vieną tašką, nuo kurio reiks pasidaryti nuotrauką ir perduoti linkėjimus mano dėstytojai. Oras fainas, nuo ryto 28, už Valensijos apie 10 laipsnių vėsiau negu Andalūzuose. Į Vila Real vykome dėl vieno pagrindinio tikslo, tai aplankyti ispanų kompozitorių Franceską Tarragą. Tai buvo sena Audriaus svajonė aplankyti ispanų kompozitorius. Iki objekto apie 15 km su dviračiais, bet labai smagu važiuoti, nes čia Kastellone labai gera dviračių infrastruktūra. Su dviračiais todėl, kad tai patogiausias būdas ir patogiausias transportas Ispanijoje. Nereikėjo derintis nei autobusų tvarkaraščių, nei kito būdą, kaip ten nuvykti. ¿Fresquita? No, gracias, tengo. Porque hay agua fresquita, por eso te lo digo. No, gracias. Vale. Atvykom ir prie Casa de Polo. Čia kampe pasiliko mūsų dviračiai. Moteriškė mūsų leido, atrakino duris ir dabar varom per įėjimą į vidų. Tai šitas namas yra tokia vieta. Pirmas aukštas padaryta paveikslų galerija, o kitame aukšte yra 4 kambariai kūrėjams, kurie yra gimę šiame Vila Real mieste. Tai Francesco Tarragos kambarys, José Ortels, Gimeno Baron ir José Gumbau. Su Virginija lipam į antrą aukštą ir žiūrėsim tuos Tarragos kambarius. Pats namas šiaip labai gražus, tokie laiptai senoviniai. Viskas taip atrodo kaip prieš kokių 150 metų. Užlipom štai šiais laiptais ir jau kaip skaitytumėmės Lietuvoje antram aukšte. Tačiau čia Ispanijoje yra pirmas aukštas. Reiškia, pirmas aukštas nuo žemės. Tas, kur buvo apačioje, buvo nulinis aukštas. Ir čia yra José Gumbau skulptūros, jo tapyti paveikslai. Ir būtent jam skirtas visas šis aukštas. Dar net nepriėjom prie Tarragos kambario, o visur šitam pastate jau skamba gitaros muzika. Tikra gitaristų svajonė patekti į šiuos namus. Atėjom ir į paskutinį aukštą ir dabar esam Hebride Tarragos kambaryje. Dabar visi, kas grojat gitarą, tai hebra be pavydo scenų. O čia prieš mano akis yra Tarragos gitara, su kuria pats Francesco Tarraga grojo, kūrė. Prieš tai buvom kaip tik Mursijos mieste, o ši gitara būtent pagaminta ten, Lorkoje, specialiai Tarragai. Čia yra ir nuotraukų galerija. Tai kadangi Tarraga mirė jau įkopęs į 20 amžiaus pradžią, tai pakankamai daug dalykų yra išlikę iki mūsų laikų.
Na, o čia paveikslas, draugai. Pažiūrėkit, koks rankos pastatymas, kaip laikoma gitara, viskas tiesiog preciziškai ir aplinkui Taregą susirinkę ponai tiesiog negali atsikrošėti jo rodomais dalykais. Labai klausosi Taregos atliekamos muzikos, kiti tiesiog stebi, kaip jis išgauna tos fantastiškai virtuoziškus gitaros garsus. Apie šį ispanų kompozitorių taipogi sužinojau iš Audrius, nes Audrius groja klasikinę gitarą. Audrius anksčiau pasakodavo apie šį kompozitorių, apie jo kūrinius. Taipogi grojo jo vieną populiarų kūrinių prisiminimai apie Alhambrą. Dabar žiūrinėjau įvairias natas, jo rankraščius. Čia žiūriu, pačioje yra ir atsiliepimų knyga. Ir žiūriu, yra mano bičiulio parašas, kaip tik Marko Topačis, labai geras gitaristas. Parašęs Thank you to your museum, Francesco Tarega, for keeping the legacy of the greatest guitar. Tai jeigu Marko žiūri šis video, linkėjimai. Na, o Francesco Tarega, kaip ir daugelis kitų kompozitorių, žinoma, puikiai groja ir fortepijonu. Čia yra jo pianinas. Įdomu pamatyti, kur jis gyvena, kokiam pastate, kokiam mieste gimė. Pamatyti jo gitarą, su kuria jis groja, natas bei nuotraukas. Kaip dabar yra kuriami memai, taip kažkada seniau buvo piešiamos karikatūros. Ir kadangi Tarega buvo labai žymus visame pasaulyje, tai čia yra jo karikatūrų skrelis. Vieni jį vaizdavo tokį piktą, kiti kažkokį pamišusi. O vaizdas pro šių miesto menininkų namų langus yra irgi nuostabus. Kieme auga dideli medžiai, pavėsis, malonu net ir karštą vasaros dieną būnant Ispanijai. Atsisveikinam, paliekam šį menininkų namų skverelį, o dar išeinant, prižiūrėtojas pasakė, kad čia visai ir šalia yra vienas labai svarbus šiame miestelyje namas, į kurį mes dabar važiuojam aplankyti. Ir štai yra Sankti Paskalis bazilika, bet ne ji mums yra svarbiausia, nes šalia šios bazilikos yra namas, kuriame 1852 metais gimė garsusis Francesco Tarega. Šiandien čia įsikūręs turistų ofisas, kuris tikrinom nedirba ir negalime įti vidų, pažiūrėti, kaip ten viskas viduje. Tačiau kaiminystėje matosi gyvena, kaimynai išluojasi, ten kažką tai tvarkosi, darosi. Netoks gyvenimas nelabai pasikeitė, negu kad buvo prieš kelius šimtus metų. Taigi artėjom link vidudienio, mieste oro temperatūra kyla, viskas po truputį užsidarinėja, o mums dar reikia surasti, kur čia yra pasislėpęs monumentas skirtas Taregai. Vila Realis tai yra nedidelis miestelis, įsikūręs šalia Castellón de la Plana miesto. Ir pavažiavus dar vos 100 metrų atsidūriau štai čia, šalia Taregos monumento. Šis monumentas pastatytas 2002 metais, dabar yra vienas iš tų lankytinų objektų, dėl ko čia į šį miestą atvyksta labai didžiulė dalis turistų. Būtent prie šio objekto dabar ir pasidarysim gražią nuotrauką, kurią nusiųsiu savo gitaros mokytojui, pas kurį mokiausi daug metų gitaros subtilybių, Jurijui Kurauskui. Na, o čia skverelį aplink sėdė babutės su savo šunimis, sėdi, geras oras, pavėsiukė visi sulindę. Toks va tas ispaniškasis gyvenimas. Visos vietos susijusios su Tarega aplankytos, beliko dabar tik prisileisti vandens ir judėti atgal į savo kemperių aikštelę. Taigi važiuojame greitkeliais Prancūzijoje, esame 1 kilometro aukštyje kalnuose, oro temperatūra krenta, netgi dienos metu turim vos 24 laipsnius lauke. Ir visai nebe už kalnų yra Milau viadukas. Tai vienas didžiausių ir ilgiausių pasaulyje pakabinamų tiltų skirtų automobiliams. Ilgai svarstame, ar vykti per šį viaduką,
nes jis ganėtinai yra brangus, tačiau pats važiavimas tikrai viską atperka. Tu matai tuos vaizdus, matai slėnį po savim, kuriame ganasi avis. Tuo pačiu gali apsilankyti ir muziejuje, kuris yra tikrai interaktyvus. Eikit savo, chebrytė, jausmas, žinokit, lyg skristum kažkur tai labai aukštai. Tie kaminai balti ir šone visas Milau miestelis, per jį mes važiavom pirmyn važiuojant. Wow. Geras, labai įdomus jausmas. Tikrai toks įspūdingas statinys, ką pastatė žmogus. Wow, koks jausmas. Ir jis dar visą laiką eina taip į nuokalnę. Aš jaučiu, aš dabar be gazo varom visą laiką 90 greitis ir be jokio gazo. Geras. Padebesiais važiuojam. Nu, kainuos, tai kainuos, bet verta. Manau, kad labai čia verta apsimokėti šitą viaduką. Pravažiavom tiltą, pats tiltas, wow, o dabar vaikštom po Viaduk Millau muziejų, kuris dar labiau įspūdingesnis, tiek inovacijų ir kino pažiūrėjom apie tilto statybą, tokį modernų ir labai menišką. Viskas kosmiškai tiesiog atrodo, kad atsidūrė staiga kažkokiam superiniam aukščiausio lygio muziejuje. Aišku, čia visko ir įsigyti gali, ir lauktuvių, ir suvenyrų, ir pavalgyti. Žodžiu, wow, toks visiškai kosmosas. Pats muziejus nustebino savo naujoviškumu, jis labai interaktyvus, daug maistinės medžiagos. Nustebino ir tai, kad mes įėjom į salę, kurioje rodė filmą ir viskas taip, tarsi tu pasijauti kaip realybėje. Staiga atsidaro stogas, pradeda rodyti žvaigždes, šone atsiranda tos pačios avys, kurios ganasi slėnio apačioje ir viskas tikrai taip tikroviškas. Įvairia maistinė medžiaga yra perteikima ir tikrai pasijunti kaip realybėje. Visiems suvenyrų, tai dabar galim toliau leistis į kelią. Apžiūrėję muziejų, dabar varom. Čia visai ne per toli yra Miradoras. Būtent iš tos vietos labai gerai turėtų matytis visas viadukas. Aplankėm viską, žinokit, vieta tikrai verta apsilankymo, o dabar važiuojam prie viaduko pabaigos ir kažkur ten turėtų būti mokėjimo punktas. Sužinosim, kiekgi šis malonumas kainuoja. Irgi automatiškai įsivaizduoju. Atvažiavom prie apmokestinimo zonos, viskas automatiškai. Tai išmušęs skaitiklis 18,60 už pravažiavimą 2,5 km viaduko atkarpą. Čia. Už Millau pavažiavom dar apie porą šimtų kilometrų ir kažkur vidury kalnų centrinio masyvo. Rytas pas mus ir šilumos vos 14 laipsnių. Bele kaip šalta, žinokit, praeitą naktį 22, o už praeitą ten netoli 30 būdavo Ispanijai. Kas bus Lietuvoje, aš neįsivaizduoju, kiek bus naktim. Tai toks atvėsimas labai jaučiasi. Ir ką, atsidarėm priekinius langus, po truputį šyla buso vidus. Labai smarkiai lyja ir važiuojam per tokias didžiausias pelkes. Priekyje labai didelis kamštis, tikriausiai kažkur yra didžiulė bala. Eik tu, mačia. Oh, tu my gosh. Važiuojam kaip per baseiną. Važiuojam, kuriek rodė. Eik tu savo, kaip užpylė. Siaubas ir vis dar lyja labai smarkiai. Tiek kitoj pusėje susidarė didžiulės spūstys. Jau Prancūzijoj tai keliai va tokie va.
Esam Vokietijoje, kažkur netoli Dresdeno ir aš jau su dželabu, kurį rengdavausi sausio mėnesį gyvenant Dachloje. Lietus nuo Prancūzijos išvažiavimo, kai pradėjo lyti, tai taip ir lyja ir praktiškai nesustoja. Jeigu per dieną būna valanda laiko, kai nelyja, tai yra labai geras laiko tarpas. Važiuojant per Vokietiją prasidėjo liūtis ir oro temperatūra tepo nebe aukšta ne tik naktį, bet ir dieną. Lyjo ir šaldė iš širdies. Ir lietus lydėjo visą Vokietiją. Išsitraukėme jau ir pūkinę kaldrą, nes tikrai miegoti prie 10-15 laipsnių temperatūros buvo per šalta. Ir tai pamažu darėsi vis aiškiau, kad jau visai netrukus būsime pasveikinti taip simboliškai skambančiame Lietuvos krašte. Nuotaikos nekokios, nes išvažiuojant iš Lietuvos spalio mėnesį važiavom čia viskas lyjo, visa Vokietija, Lenkija, dabar lygiai tas pats. Va, upeliais tiesiog bėga nuo stogo. O šiuose privačiuose sustojimuose kuro kaina yra visiškai kosminė, 2,16 € už litrą dizelio. Nusukus į miestelį galima užsipilti už 1,60 €, mes radom už 1,54 € vienoje vietoje. Tai čia toj pačioj šaly už vos kelių kilometrų skirtumo yra kaina tiesiog neadekvačiai 60 centų brangesnė. Tai šiandien rytas Vilniuje, kaip visada, prie Seimo rūmų, pati geriausia nakvynės vieta. Kartu tai ir nemokama nakvynės vieta Vilniaus miesto centre. Ir šiandien su Virginija paliekam savo autobusą ir varom į Delfi studiją, kur turėsim labai įdomų pokalbį. Okei, duris neatsidaro, reikia turbūt skambinti, kad mus įleistų. Mes galvojom, ką apsirengti ten, tai galvojom, ar čia su švarku eit, su kostiumu kokiu, ar čia tiesiog su maikutė. Na ką, mes čia truputėlį dabar pagrimuoti esam, pagražinti. Virginija dar grimuojama yra. Čia visa Delfi studija. Geras, fainai. Čia va ant tokių sofučių prie knygų lentynos laukiam tiesioginės transliacijos laiko. Jauki malonė atmosfera. Gurkšnuojam vandenėlį, pasifilmuojam ir šiandien laukia dar labai daug darbų. Hebra čia dirba, visi tik prie kompų pleškina. Gerai, tai ką tada? Gerai. Ačiū. Malonu buvo ir labai. Iki. O ką, apsilankėm Delfi studijoje, tiesioginiai transliacijai. Tai jeigu matėt šitą transliaciją, tai parašykit, kas matėt. Jeigu negalit pažiūrėti Delfio televizijos puslapyje. Tiesiog įveskit Delfi rytas ir mes būsim pačioje pradžioje. Po rytinio interviu esam su Virginija labai alkani ir dabar važiuojame pavalgyti į pačią mūsų mėgstamiausią vietą visame Vilniaus rajone, o gal net ir visoje Lietuvoje. Nu ką, bičiuliai, atvarėm į Nemenčinės pizzeriją. Laukiu, nesulaukiu, kol paragausim šią pizzą. Tačiau prieš tai dar užeisim į Maximą nusipirkti giros, kuri labai tinka prie šių puikių Nemenčinės pizzų. Eimam prie pizzos tikros lietuviškos, smetoniškos giros. Yra jau pas mus ant stalo, mes dabar su Virginija einam atsiimti savo pizzos. Na, iš tikrųjų nemeluosiu, labai buvau pasilgęs šios pizzos skonio, todėl užėjau į Insigos puslapį ir išsirinkau savo vegetarišką pizzą, paskambinau, iš karto užsisakiau, kad man paruoštų ir dabar jau einu tiesiai pas juos atsiimti savo pizzos. O jau kvepia kaip skaniai. Man sakė vegetarišką pizzą. Man tai valandą. Pica pas mane rankose, keliaujam su Virginija į savo kemperį ir tuoj pat ragausim.
Nu ką, bičiuliai, tai mes valgome savo pizzą, jeigu jūs taip pat valgote skanaus, jeigu esat Vilniui, būtinai atvykite į Insigos pizzeriją, išbandykit. Mums asmeniškai skaniausia su Virginija vegetariška pizza, bet galbūt atrasit savo skonį, pizzos tikrai šviežios, naminės, nerealiai skanios ir kągi skanaus visiems. Pica tikrai labai skani, senai nevalgėme, tai galim pasidžiaugti skaniomis nemenčinės picomis. Beje, labai gerai, nes perkant čia didelę šeimyninę pizzą, gauni netgi 2 skirtingų rūšių padarus, kurios taip pat gali pasirinkti pats. Skonis, žinokit, draugai, visiškai nepakeitęs, tai jiems belia koks respektas už tai, kad išlaiko gerą, originalų ir tikrai kokybišką pizzos skonį. Čia su Virginija karts nuo karto užsukam pavalgyti jau gal kokie 5 metai.